Garbėsiai Kristui. Šiandien yra kovo 8 ir pasiklausykime iš pranašo Ozėjo knygos. Štai ką sako viešpats. Atsiversk Izraelį į viešpatį, savo Dievą, juk tu sužlugai per savo kaltybę. Pasiimkite žodžių ir grįžę prie viešpatis, taip jam kalbėkime. Panaikink visą kaltę, kad gavę ką gerą, už tai atsiteiksime savo lūpų vaisiais. Asuras mūsų negelbės. Daugiau ant žirgų nebejosime ir niekad nebesakysime savo rankų padarui. Mūsų Dieve, tik iš tavęs našlaitis susilauks gailestingumo. Aš trokštu pagydyti jų atleidimą, mylėti juos savaimingai, juk mano rūstybė Izraeliui atslūgo. Aš būsiu tarytum rasa Izraeliui, kad tas sužydėtų kaip lelija ir išsikerotų kaip Libano miškas. Jo atžalos turės paplisti, jo grožis prilygs alyvmedžio grožiui, jo kvapas Libano kvepėjimui. Jie vėl įsikurs mano paunksniai ir vėl jie augins javus, vešės tarsi vynuogienojas, kurio vynas garsus kaip Libano. Efraimas, ką be padės jam dievaičiai, juk aš išklausysiu jį ir juo pasirūpinsiu. Aš, kaip žaliuojantis kadagys, ant manęs tu atrasi savo vaisių. Išminčius visą tai turi suprasti, protingasis turi šitai žinoti, mat viešpaties keliai yra tiesus. Jais žengia teisėjai, o atsimetėliai juose suklumpa. Tai Dievo žodis. Skaitysiu komentarai, skaitys šitą skaitinį. Pasiimkite su savimi žodžius ir sugrįžkite pas viešpatį. Kodėl turime sugrįžti pas viešpatį? Nes esame nusidėjėliai, kuriems reikia išgelbėjimo. Nes jame randame užuojautą. Nes jis žada išgydyti mūsų neištikimybę ir laisva valia mus myli. Galiausiai todėl, kad viešpats nori mus išlaisvinti iš nuodėmių ir patraukti prie savęs. O kokius žodžius turime pasiimti su savimi? Kokie žodžiai bus išklausyti? Jie neturi būti iškalbingi ar niekada anksčiau nesakyti. Pavyzdžiui, šiandienos Evangelijoje Jėzus pagiria rašto aiškintoją už tai, kad jis tiesiog pakartoja Jėzaus ką tik pasakytus žodžius. Išmintinga kartoti tiesą ir kartais lengviausiai ištariamos tiesos yra prasmingiausios. Žodžiai daug nekainuoja. Jie nesusijęs su atnašomis, aukomis ar tarnavimu. Nieko nekainuojantis žodžiai turi didžiulę vertę Dievo akimis, kai juos taria nuolanki širdis, trokštanti pasigailėjimą. Pamąstykite apie atgailos sakramentą. Atėję pas viešpatį išpažintyje paprastai žodžiais prašome jo gailestingumo ir jis išlieja begalinę atleidimo, gydymo ir atgaivos malonę. Liepdamas izraelitams pasiimti su savimi žodžius, pranašas Ozėjas ragina juos būti tiesiog bendraujant su viešpačiu. Taip ir mes neturėtume stengtis dangstyti ar užglaistyti nuodėmių, neturėtume leisti puikybei užstoti tiesos. Priešingai, turime eiti ir paprastai savais žodžiais išsakyti viešpačiui, ką esame padarę. Taip pat paprastai turime prašyti jo, kad mus nuvadytų. Jėzus nori mus pakelti, priimti ir ištyrinti. Nori, kad džiaugtumės jo artumu ir malonu. Jis žino, kad tai vyks tik tada, kai per atgailos sakramentą išpažinsime savo nuodėmes ir prašysime viešpatį pasigailėti. Gera žinia ta, kad vos tik išpažįstame nuodėmes, mums atleidžiama, pašalinamos visos kliūtys Dievo maloniai plūsti į mūsų širdis.
Niekas neprilygsta tam laisvės, palengvėjimo ir laimės jausmui, kuris aplanko pasiėmus žodžius su savimi ir sugrįžus į viešpaties malonę. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano kvaištiejius darbus. Tai šiandien turbūt savo maldose turėtume prisiminti, kad turėsime savaitgalį, tas savaitgalis pasibaigs pirmadienis, tam tikra švente, Lietuvos atkūrimo nepriklausomybės švente. Ir aš linkiu visiems tą šventę švęsti taip, kaip nori jūsų širdis. Kažkada tai girdėjau, kaip kvietė, kad tai būtų šeimos šventė, kad tai būtų labai, labai gražu, labai širdimi tą darytume. Taip pat šiandien žinau, kad turime skolą. Raušytė yra iš buhalterijos. Nėra Raušytės. Vakar buvo jos gimtadienis ir mes tiesiog, jinai nepasisakė, tai galim ją kaltinti, tiesiog, kad jinai nepasisakė, būdama koplyčioje. Bet mes ją praleidome ir pasveikinome ir labai šiandien norėjom atitaisyti tą klaidą, bet aš manau, kad nuėję į buhalteriją tą padarysime. Nėra jos, ne? Tai melskimės už Raušytę, kadangi vakar nežinodami nesimeldėm už ją. Melskimės už tą gražų pavasarį, už tą gražią tokią šiandien galbūt šventę, už tai, kad šiandien saulė šviečia, kad esame laimingos. Melskimės už direktorę, kuri yra jau išskridusi ir kad jai viskas būtų gerai, kad tas Asyžius jai įkvėptų dar daugiau energijos, kad pailsėtų. Tai viena iš tos kelionės dalių, aišku, jinai turi ir darbinę kelionę, bet aš galvoju, kad tai yra maloni dvasia kelionė. Melskimės už bendruomenės sergančius žmonės, už mirusius žmonės. Ir turbūt nežinau, kokią dar mes ten švenčių turime. Turime didelę šventę. Tekstilės skyrių, vidmantės. Nežinau. Atsiprašau, neperspėjau. Visiems sakiau, bet jūsų neperspėjau dabar. Tai tada aš manau, kad vidmantės graži kažkokia turėtų būti šventė. Tai melskimės būtinai už vidmantę, kuri iš tikrųjų turbūt atėjo į mokyklą dirbti su paskirimu, ar ne, vidmantė? Taip? Čia vat iš tos serijos ilgalaikių darbuotojų, kur dirba jau 20 kelinti, tada 7, 6 metai, 8 metai. Tai melskimės už vidmantę. Tai kviečiu bendrai maldai.